kaip ginklus. Tarkim, peilį paimta, ne? Tai čia paprasta, primityvų paimsiu, vėl didžiulį, kad matytųsi. Čia irgi buvo vienas momentėlis. Tarkim, aš prie peilio irgi rodžiu vieną dalyką, ta prasme, ane, kai vyksta grasinimas. Kad galite, ne, kad ne su vieną ranką, bet ta prasme, kad pagaus iš kur kontroliuoti ir ne, tai yra, nu, toks dalykas, ne, vyksta grasinimas, ir hop, nėriu į tą, vadinkim, saugiai distanciją. Ir lygiai tokį pat principą yra, žmonės daug kas naudoja nuginklavimui, atakui kidūrė. Nu, tai yra atrodo taip, kad, ne, aš stoga, ne, hop, ir išeina. Arba iš viršaus, ne, tai yra, hop, ir išeina. Atrodo viskas žiauriai paprasta. Ir atrodo netgi žymiai negu negu kur aš, nu, tarkim, paimka, ne. Tai dabar durimą, paimka, hop, pagau viskas užlaužiu. Tuo tarpu, kai aš rodžiu, ne, tarkim, hop, bam. Atrodo, nu, žymiai sudėtingiau, tas mano siūlomas, arba iš viršaus, ne, smūgiai. Čia tik paėmiau, hop, išėjau, pagau, visas paprasta. O to mūsų rodo anksčiau, visą aš turiu kažkur rizikuoti. Tai iš pirmo žvilgsnio atrodo, žmonės pažiūri, sako, anas daug paprasčiau ir greičiau rekomenduoja. Kodėl tu, pavyzdžiui, nesiūlai tų technikų, jos žymiai pranešesnės, sakykim. Ir dabar, aišku, vėlgi, aš nieko nesakau, kad jos blogas. Tai yra, jeigu jums tinka, tai toliau žmonės bet čia kalbame apie pritaikymą prie situacijos. Šitie veiksmai, jeigu pradedam analizuoti, tinka, kai žmogus eina su pilna inercija į tą vieną smūgį. Trečiame aš truputį kalbėjau prie peilių tos pamokėlės, kad aš tų dalykų nelabai mėgstu, nes, nu, čia daro tie dažniausiai, nu, galbūt aš girtas ar apsirūkęs kažkoks, nu, kuris nemasto visiškai, stopuola. Bet tam dalykui tinka visos ir mūsų tos standartinės technikos. Tai yra, aš esu už tai, kad mokintis vieną veiksmą, kuris tinka visiems atvejam. Bet aišku, va, tuo atveju kažkiek pilnai tiktų. Tai yra, jeigu jis eina iš inercijos, wow, net kažką daro, kad o, paeina. Tai čia būtent, nu, aikido principas yra. Jėga eina, aš, ta prasme, išeinu iš jėgos ir, ta prasme, nu, iš jėgos krypties ir kažką, ir užlaužiu, čia bene ką gali padaryti, ta prasme. Visas labai gerai. Bet kai mes kalbame apie realią situaciją, tokių dalykų retai pasitaiko tų. Bėgimo darimo. Dažniausiai būna, prieina žmogus. Nu, jeigu neprieina, ne tik, kad prieina šiaip, bet turim jau, jeigu yra tikslas kažkoks, ne? Tas vadinamas kalinių badymas šiut, ne? Ir čia prieina, kas. Pam, 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 pam. Ir jis, prasme, jis jau vanoja. Kas čia gaunasi? Dabar, nečiūrkit jis biškelį, ką aš noriu parodyti, kad kai jis, nu, tiksliau, jo, badyk, ta prasme, man dabar atmušti yra vienas dalykas. Bet pagauti, kad įvysti tą yra praškai neįmanoma. Jis dabar čia ramiai daro, ne? Kurie tu patinka daryti. Ir man dabar reikia pagauti kažkaip išeiti ir jis dar čia, nu, tai yra, o dabar reikia kažkaip greit padaryti. Nu, praškai, aš nesistengiu kažkaip skritikuoti ir daryti nesąmonės, aš dabar, nu, realiai bandau. Tas pagalimas yra, kai jis greit tampa neįmanoma, nes nebėra jo judėjimo į priekį ir inercijos. Vis stabiliai, svorio centrą laiko, tik ranką šaudo. Ir man nebėra iš ko pagauti. Ir va čia ateina va tas, kodėl aš naudoju tą, ką aš ten rodžiau jums anksčiau. Tai yra vietoj to, kad neina valymas, vietoj to, kad man čia kažkaip bandyti pagauti, aš jį tik bandau atmušinėti, ne? Tai mes kalbėjom. Atmušinėju ir, pavyzdžiui, ir tuo metu aš save visiškai apsaugau. Ir, sakykim, nu, jeigu primityviai dabar nerodo aš to, primityviai ką aš darau, aš tiesiog su tą ranką apsaugodama savo plotą, lendu kaip galima arčiau jo, tam, kad kai privindu prie jo, jį galėčiau pagauti. Ar net parodant kalbį, hop, hop, ir prie kitą, gal kai iš šitos rankos gal geriau matyti. Ir aš atmušinėjau, hop, ir pagavau. Atrodo, galbūt tas veiksmas sudėtingiau negu paimas, bet jisai veikia įvairiais. Vis tiek reiktų tą svarbų dalyką, tarkim. Opa, nere, nu, patas suveikia ir šito. Aš norėjau daryti tą svarbų darymą, tą svarbų jo, tą psicho. Opa, jis kuo puikiausiai veikia. Bet jis veikia, kaip matėt, ir tuo greito badymo atveju. Tas pats liečia iš viršaus smūgį, ne? Tarkim, dabar greitas badymas, ne? Tarkim, jo badymas, ne? Ir tarkim, jeigu aš bandau, man dabar pagauti, ne? Kad aš galėčiau jį užsukti, tarkim, tą veiksmą, ne? Kur aš tą šitą dabar badai, ne? Man yra, nu, praškai neįmanoma. Ir aš dabar galėčiau užsukti, nes pagavau, kai jis tiesiai. Bet jisai, badyk, va, iš viršaus taip smarkiau. Hop, va, jo, būtent. Tai yra, man jau čia pagauti yra, nu, be proto sunku. Va, į tą, kad įeit. Tuo tarpu, tas, kuris atrodo labai sudėtingas, kur buvo man rekomenduotas. Eina, jo, badai, hop, jau kumidiniai, hop, jau, va, ir vėlištis, bet pagau ranką bėgiu. Dabar jis jau ramiai darome, kaip parodžiau. Ramiai darant, ką norėjau pasakyti, iš tos ramiai daugiau daryti.
ką noriu parodyti, kad kai bado, jum čia reikia, anuo to būdu, kur yra rekomenduojamas kitų, reikia, sakykim, pagauti, kas yra sunku, kaip rodžiau. Tuo mano atveju rodomų, nu čia ne tik man sugalvoti, bet tą, kur aš pasirinkau iš kitų rodomų rekomenduojamų veiksmų. Aš stengiuosi nuo savęs, nors kažkiek sustabdyti, atmušti ir kai man patogu, dabar ramiai, aš tą ranką tiesiog vedu, spaudžiu žemyn ir tuo metu, kai man nekelia rizikos, kad šią tą prasme, čia man rizikinga, aš va čia neberizikinga, aš tuo metu artėju prie jo, prišoku ir tą ranką čia ją pasigaunu. Tas veiksmas taip atrodys pakankamai sudėtingas ir kai mes kalbam apie peilį, apskritai nieko paprasto nėra. Nes, tų visiškai saugių technikų net neegzistuoja. Visą laiką bus perpjauta, apie tą aš jau kalbėjau, kad yra labai sudėtingas būdas. Bet, grįžtam vėl, tas va, badymas. Atmušinėjimas, ir pranerimas, tiksliau pagavimas, veikia, bet kuriuo atveju. Tiek tuo, netgi tą jėgos atveju, ne? Vienkartinis psichas. Aš nuėjau ir pagavau. Ir man viskas tvarkoja. Mes čia į kitą pusę nusukome ir tvarkoja. Tai yra, žodžiu, ką aš norėjau dabar to visų parodyti. Ne kažkokias technikas pagirti ar papeikti. Kad čia yra savigynos veiksmo vėlgi pritaikymas prie situacijos. Jeigu žmogus beda tuos labai smarkius smūgius, taip veikia daugelis veiksmų. Čia gali veikti net ir tuo viskio kovinių menų, kur aš labai nelabai mėgstu tokių veiksmų, tikrai vienas svarbus, bėgimas koks. Tai čia veikia veiksmų, nusukimai, visokiausi, atgal, tai yra, čia galim daug begas sugalvoti kažkokių kontraveiksmų, kai yra tas bėgimas iš inercijos. Ir kaip minėjau, daug kas labai veikia ir taip tai veiks. Bet kai mes pridedam prie tų staigių badymų, durimų įvairiausiais kampais, tie visi pagavimai yra, neįmanomas dalykas. Staigiai lakstančios rankos, pagauti abiem rankom, pačiam yra, tiesiog sakau neįmanoma praškai, nes, kam atrodo, kad įmanoma, galėsit pas mane, jeigu į mokymus koks atvažiuot, parodyti. Jeigu aš nesugebėsiu jūsų įbesti, jūs sugausit tą ranką, tada nemokamai jums bus tas seminaras. Tai va, žodžiu. Taigi, tas badymas yra neįmanoma. Tas pagavimas badančios rankos yra neįmanomas. O, bandant išėti iš tos situacijos, tas blokavimas ir prarendimas, čia apie tas technikas aš gali pažiūrėti pamokėlėje prie tų gynybos prieš peilį, kad viską čia nekartot. Tai yra, tai mums jau, padeda išsisukti iš situacijų tų realių, kai yra greitas badymas. Vėlgi aš sakau, nėra 100% saugių technikų. Mes irgi treniruojame tos vairius badymus, ne kartą prasileidžiam, tą ranką mušinėjai, kartais netaip yra, kaip man panašiai buvo, netaip įveda, svarbu, net jeigu nepavyksta, svarbu pagauti kažkaip tą ranką su peiliu. Jūs vis tiek, kad esmė ką, kur aš rekomenduoju, kad vyksta kažkoks badymas, nesvarbu kažkoks, kad jūs tą ranką stabdydami artėtumėt ir pagauna tą ranką. Tai yra net gal prieš jūs, vietoj va šito, tas naudingas, labai geras, gal kad stabdys, pagauna ranką. Viskas jums, aš atidėjau nugarą, to mes pakalbėsime apie šitą variantą beje. Bet aš pagavau ranką, man svarbiausia, kad čia manęs nebebado. Aš jau ar numušiu, ar išlįsiu, ar kiaušinius pirksiu, čia kitas sistema. Kita problema. Bet dar tokia eina, ne? Man svarbiausia, aš sartėjau, pagavau ranką. Nesvarbu, kas buvo. Patogiu, aišku, man čia būtų, kad aš smūgiuočiau. Bet jeigu man čia kažkas nepavyko, matau slysta, aš geriau taip apsikabinsiu. Jis čia mane gal daužys, aš prioritetų pasirinksiu, man čia svarbiau. Jo, bam čia gal daužo, aš tą pagausiu ir paskui išsisuksiu ir kažką padarysiu, to prasme. Taigi, žodžiu, ir aišku, vėlgi, begas ir kitų technikų. Bandykite realiau, stipriai su priešiniu, su partneriu, kai dirbat, kad partneris, rimtai gintųsi ir iš tikrųjų, kad vyksta tą tikrą veiksmą, tada matysit, kas jų veikia. Ir jeigu, aišku, randat kažką, kas jų veikia, galite tai pritaikyti. Aš iš per savo prizmę žiūrint radau, kad man, kiek mes, sakykim, dirbam, mums, sakykim, saugiausias atrodo tas būtent būdas. Galbūt kažkada kažkas pasiūlys dar geresnį būdą. Kaip minėjau, viskas tobulėja. Čia yra būtent veiksmų pasirinkimas, pritaikymas pagal žmogų, situaciją, bla bla bla, tokia tema šiandienas. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, asmeniškai rasiu kažkokią geresnę techniką, taip aš ją pritaikysiu savo, jeigu matysiu, kad jau su mano žiniom, jinai man geriau veikia ir saugiau. Kol kas, sakykime, man labiausiai, aš vis peilį labai nemėgstu, bet, sakykime, šito atveju, man tas stabdymas ir įdėrimas yra gaunasi saugiausiai ir mažiausiai nukenčiu. Sakykime, ir
Dėl to būtent tą mes dirbam ir tą rekomenduojam. Daug darbo reikalauja, bet bent jau veikia. Bet darbo, aišku, nieko nebus šiandien. Čia peilis yra sudėtingas dalykas. Toliau einam prie pistoleto dar keli pastebėjimai. Mano buvo vėlgi visą laiką siūloma, tarkim vyksta, jeigu grasinimas, imant už riešą, tai aišku, iš ugnies išeinant, riešą iš ugnies išėjimas ir tada nuginklavimas. Tagi, yra daug būdų, tiksliau pasiūlymų, vėlgi nuginklavimai įvairiausi. Čia, aišku, kur buvo kalbėtas, aišku, tas Krav Maga yra būdas, ta prasme, yra begalės visokių išsukimų, arba netgi to pačio visokių ketverto lūžių. Nu, ta prasme, daug irgi keistų visokių būdų yra, bet, sakykim, aš kaip priminėjau toj pamokėlėje apie pistoletą, man labiausiai patinka naudoti tą patį principą. Ir, pavyzdžiui, man rašo, kodėl tu, pavyzdžiui, naudoji tokį, o ne kitokį. Ten yra, tarkim, sistemos visokios, kas žino, yra visokios įvairių ginklų atėmimo būdų, kurie jiems, sakykim, veikia, taip pasakykim. Ir jie gali veikti, bet jie veikia turi tam tikrų sugebėjimų. Vėlgi, aš, kadangi minėjau, savygyna visiems. Aš žiūriu per tą prizmę, kad būtų paprasta ir būtų labai panašu visur. Tai yra, kai buvo grasinimas su peiliu, grėbiau šianai. Būtent todėl aš ir čia mėgstu tą grėbimą už riešą. Tai yra, aš nesakau, kad kiti variantai blogi. Tas pats Krav Maga variantas, ten yra tam tikrų niuansų, bet viskas irgi gali puikiai veikti. Aš už riešo, kadangi tas kartuojasi visur, su peiliu, ten taip toliau, ta prasme, dėl to, plus dėl kontrolės. Už ginklą įman gali visą arba ištraukti, dar kas tą visą kalbėjomės, tos variantus, ta prasme. Už riešo, tik, tarkim, galima vėlgi, priklausomai dabar pakalbėsiu turbūt apie pasirinkimą priklausomai nuo situacijos. Tarkim, tas rekomenduojamas tas standartinis, ko aš, tarkim, ką mokinu standartiniu būdu. Jis yra rizikingas kuo? Kad jeigu yra šalia kiti asmenys, tarkim, jeigu pirštas įkištas, čia traukiant, gali būti, kad jis patrauks gaiduką, gali būti šūvis dar kažkas. Tai, sakykim, jeigu situacija mums reikalauja, kad saugiau, sakykim, tai tuo atveju aš, sakykim, siūlau į viršų. Tai yra, čia vis tiek aš imu už riešą. Aš tik rekomenduoju, nes aš rekomenduoju imti vis tiek už riešą, aš įimu iš ugnies linijos. Tik į šoną, bet dabar į viršų šiek tiek eina. Ir tuo pačiu metu grėbiu už pačio ginklo. Vietoj to, kad grėbiu iš čia, šiuo metu grėbiu čionai. Čia irgi toks, kad nebūtų šiandienos tema vien tik tais kažkoks aptarimas senų veiksmų. Tai čia, tarkim, naujas toks veiksmėlis jums irgi. Pagaunu, paprasčiausiai čia irgi. Čia įkišu, suspaudžiu, jeigu aš nelaikyčiau riešą ir bandyčiau, aišku, staiga ilginti tą ranką, nieko čia gero nebūtų. Būtent tas riešo laikymas man duoda, kad aš pagaunu ir tiesiog lenkiu ir jis neišlaikys jokių būdų. Aišku, lenkiu jį. Čia jau nelenkiu per šoną, kad nebūtų rizikos kažką kitą nušaukti. Visą laiką išeis, jokių būdų negaliu pravėti. Ta visą laiką kalbėjau, kad aš visą laiką, bet koks judesys yra aplink mane. Aš noriu savį išgelbėti visų pirma, aišku. Kitas nukentės, nu ką. Bet taip, šiuo atveju, kaip minėjau, ne į šoną, į viršų. Ir išeina. Dar, sakykim, gali būti tokias netgi situacijos, ką turbūt irgi esat matę, kai nuginklavimas, tarkim, su viena ranka. Vėlgi aš jau nesiūlau dėl tos pačios rizikos, tarkim, yra dėl to, kad gali bet kur ar ištrūkt kažkoks, ta prasme, išsitraukt. Gali, jeigu kažkoks sujudės, galbūt jis tuo pačiu metu kažką trūktels, kažkas nepagausi, tai yra pakankama papildoma, sakykim, rizika didelė. Bet taip, tai veikia, tai yra galimas variantas, paimat, su viena ranka ištraukiat. Atrodo viskas žiauriai greit, viskas patogu. Taip, tas veikia ir tokius dalykus daug kur matysite. Man jisai, aš prasme irgi, mes irgi naudojam tą dalyką, bet jisai šiek tiek padidintą riziką turi, nes prakaituotam rankom, kai intensyviai dirbam, arba jeigu krūvnas, arba šiaip stresas, viskas lėčiau biškai veikia, yra tikimybė, kad jūs jo nepagausit. Tai yra, nu jeigu šiaip vis tiek, kadangi vėlgi, kad kažkas būtų rūja, vėlgi, to aš nebuvau minėjęs, tai paprasčiausiai surėpėt už vamzdžio, paimat ir tiesiog tokiu, tarsi tokį, kaip kirtį darot. Ir realiai tai vyksta paprasčiausias sukimas. Aš suku atgal iki pat galo ir vėl automatiškai ranką atsipalduoju, tada ištraukiu. Kai vyksta greitai tas dalykas, gaunas toksai, bam, kai tarsi per ranką toks kirtis yra. Eina ir va čia, va ranką užriesta, bam, per čionai. Ir aišku, gali būti kitą tokį ranką paimta, gali būti įvairiausios situacijos. Gal lygiai aš tą pačią naudot. Nuo savęs svarbu išeinu, man jau įskirtum, ar ta ranka. Tik svarbu, tą darant, nepravest pro save, nes gali būti irgi šūvis. Tai aš nuo savęs nuvedu, opt, ištraukiu. Arba kaip tik tuo atveju, jeigu čia man, opt, ištraukiu. Tai tas gali veikti, kaip minėjau, ir veikia. Man tik, kai kalbam per savygyną visiems, jeigu žmogus veiks lėčiau, tai yra biškelį dvejos, traukiat,
gali tas nepavykti ir gali jis ištraukti toliau, ta prasme. Čia reikia 100% užtikrintumo ir praktikos. Būtent todėl, dar neina, aš vis tiek rekomenduoju riešą ir arba išėjimą, arba paprasčiausia, ta prasme, į viršų vedimą. Čia galite arba užlaužti, arba, ta prasme, ištraukti iki skirtumo. Kuo dar tas, mano naujai paminėtas variantas, ne? Dar tas, ne? Kuo jisai, sakykim, naudingas yra, kad kažkaip minėjau, mums geriausia yra išeiti už priešininką, ne? Kad negalėtų, tarkim, nes, jeigu aš čia įeinu, jis gali atyti man kažkokį smūgį, ko aš čia darau. Nu, iš tos jau. Būtent todėl naudingiau čia. Bet būna situacijų, kai man, tarkim, čia kažkur prie sienos, tarkim, mes vyksta kažkas. Man tenai išeiti galbūt, nu šiuo atveju netgi ir tai išeiti, bet galbūt kažkas yra, kad man nepatogu, nėra kažkaip išeiti. Ir vietoj to, kad va čia va nuginkluot, aš, tarkim, va čia galiu kažkur net gal pas laisvės judėti, va čia prispaustas, ne aš. O būtent tais atvejais aš galiu naudoti va tą paėmimą ir ištraukimą. Tai yra, vėlgi čia, šiandieninė ta tema, pritaikymas, veiksmų pasirinkimas ir pritaikymas prie situacijos, jau šiuo atveju mes kalbame, ne prie žmogus, bet prie situacijos. Man nebuvo kur judėti, aš čia rinkausi tą variantą. Arba tarkim kažkoks, jeigu įkištas čia ginklas, ne? Man jau čia rizikinga, tai yra, aišku, mes kalbėjom variantus, arba išsitraukčiau kažką tą prasme, arba aš galiu, aišku, išeiti, nors daug jau reikia ir tą patį griebti. Bet čia irgi tokia amplitudė, daug judesio reikalaujantis veiksmai. Va čia va, aš labai galiu puikiai panaudoti va tą būtent pagavimą, ginklo ir laužimą, ta prasme. Tas arba iš šono, tarkim, nukėtų kitą ranką. Ir čia, aišku, man jau reikia, kaip sakyti, čia, aišku, rankos turi gan sinchroniškai dirbti, ta prasme. Kad aš sugebėčiau nuo savęs, na, aišku, galiu su vieną ranką galėčiau, bet čia jau papraškai šitą ranką geriau nuveda. Tai yra vėlgi, čia gerai situacijos momentas. Tai taip, pasiūkim. Man čia daug patogiau nuves, būtent šitą ranką nuvedu, op ištraukiu. Nors ir tai, va, dabar netgi dar irgi kartais būna, kažkas persisuka, kažkas biškai taip jau pavyksta. Tai yra, va čia yra kalba, kad visos tos papildomos technikos jos galimos, jeigu žmogus turi laiko ir gali ilgai dirbti prie tam tikrų savygynos, nu, tų būdų. Nes jeigu mes kalbam, kad lanko žmogus pastovi tą, tarkim, savygną pastovi mokinasi, tai taip mes galim tas technikas gerokai sudėtingesnės daryti. Tai yra papildomų veiksmų, kuriuos aš net neminiu šito visos svetainė ir pamokose, nes jos reikalauja žymiai didesnių sugebėjimų, ta prasme, ir ilgesnio darbo. Tai yra veiksmų tų pačių su pistolėtu, su peiliu, su gynybos, kur irgi jie puikiai veikia. Ir jūs juos turbūt matote, galbūt jeigu sekate, kažkokį stebite kitus patarimus, pas juos galbūt matote tuos veiksmus. Aš jų paprasčiausiai nerekomenduoju ir nerodau jų net, būtent dėl to, kad jie yra per sunkus. Paprastam žmogui kalbam apie savygyną visiems. Reikia nepamiršti, kad net jeigu tas veiksmas kažkoks tai išmokstam, atrodo, lygtais jau išmokam, realioj situacijai, kai bus stresas, baimė, viskas daug pasunkėja, išsijungia visas mąstymas, lieka viskas tik primityvų. Dėl to aš, pavyzdžiui, netgi pats visą laiką labiau laikausi bazės, negu, net jeigu, tarkim, pavyksta tie nauji įdomesni dalykai, juos daugiau toksai kaip po praktikų toksai. Nu, jeigu ką, galbūt kažkur kažką, ta prasme. Bet, ta prasme, jie tokie tiesiog daugiau įdirbimai kažkokie tai. Bet vis tiek visa bazė, viskas turi laikytis būtent ant tų pagrindinių dalykų. O dabar dar norėčiau užakcentuoti tą veiksmų pasirinkimą priklausant nuo situacijos, tai yra kaip gali tie veiksmai skirtis, kad gali reikėti kažkokių papildomų pritaikymų daryti ir taip toliau. Čia turbūt jau minėjau, kaip čia buvo su ginklu, ta prasme, kad tas nulenkimas, jeigu situacija, kai žmonės dar kas galbūt jau vėlgi reikia adaptuotis prie situacijos, nebe taip galbūt nuginkluoti, bet keliant į viršų. Bet čia tik smulkmena, tarkim, gali būti, kad realybėje nutiktų tokia situacija, kurios jūs niekada net nesitreniravote, net nesat simuliavę tokio dalyko. Tai yra niekur nematė jokių net pamokymų ar patarimų, kaip ten išsisukinėti, ten puls kokie du užpuolikai, vienas paguls už kojos, kitas dar kažkaip tiems. Tai yra, žodžiu, reikės improvizuoti ir jeigu tiesiog žinote, tas bazinės žinias savygynos, tai tas improvizacija ta nėra labai sunki, jeigu žinot, kaip traumuoti tą priešininką. Bet ką aš noriu užakcentuoti čia, kad net ir tie patys keiščiausi veiksmai, kurių nei aš nerekomenduočiau, nei kažkas kitas, ta prasme, jokie, sakykim, niekur jie nebūtų rekomenduojami veiksmai, bet jie irgi gali būti savygynai panaudojami, nes jie gali suveikti. Sakykim, kaip po kokį, dabar tai pavyzdį, kaip paimkim, tarkim, kažkaip dabar užpuolikas mane kažkaip pagreibė, tarkim, spaudžia kažkaip, tarkim, prie sienos kažkaip spaudžia, nori griauti ar kažką. Realiai mąstant, jeigu čia būtų kažkokie mokymai, arba jeigu mes mąstytume teisingai, tai aišku, pirmas dalykas, aišku, aš ginklą galėčiau mušti, bet tarkim, jeigu aš nenoriu su ginklu čia sužydinėti nieko, galbūt, nežinau, jis veikia, neveikia, reikėtų, aišku, šis man mest tą ginklą, dar atlaisvinti rankas ir aš čia turiu begalės variantų. Smūgiuoti alkūnę, smūgiuoti kažkaip keliu, daryti drėskimą, akį, best nosį. Ta prasme, pasirinkimas variantų
variantų, ką galima teikti, yra krūvas. Bet, tarkim, aš šoko dabar veikiamas, sustingu, pasimečiau ir iš kažkur pas mane atsirado, nes būna tokios kyla mintis, ekspromptų, kaip jos, improvizuoji, taip sai kažkas net nenumatyto kažką. Kilo man mintis, aš pasiėmiau ir sukumščiau. Man, nežinau, galbūt kažko aš užsiemu, kad sukumščiau, negėjęs jokį skirtumą, bet aš dabar tokioje situacijoje, kai yra begalės veiksmų, aš sukumščiau, pradėjau daužyti jam iš vis į pakaušį, gal netgi tą pačią kaktą. Bam, bam, bam. Ir jeigu tas veiksmas jam pasidarė skauda, jisai galbūt palėdo, arba bent jau kažkiek mano padėtis pasikeitė, pagerėjo. Ir aš toliau kažką dar veikiu taip, kaip aš kažką moku. Tai kas dabar gaunasi? Realiai tie veiksmai buvo visiškai nelogiški. Tai yra krūvos žymiai geresnių pasirinkimų, variantų, ką galėjau aš atlikti. Bet toje realioje situacijoje, kai aš buvau pagautas netikėtai, aš, tarkim, visiškai buvau pasimetęs, aš atlikau veiksmą, kuris yra visiškai, nelogiškas ir nerekomenduojamas, bet jis man suveikė, tarkim, ir padėjo toje situacijoje. Tai ką tas reiškia? Tas rodo, kad saviginoje, kadangi inžinieriai jokių ribų, jokių rėmų nieko, saviginoje gali net ir patys keiščiausiai ir netgi vadinami, kaip sakykim, kažkieno būtų siūlomi patys blogiausiai, įvardinami blogiausiais veiksmais, jie gali suveikti ir padėti. Tai vėlgi, tas savo ruožtu rodo, kad tie netgi netinkami, sakykime, netinkami veiksmai, jie vis tiek saviginoje gali tikti ir gali jum padėti. Kaip minėjau, visą laiką yra begalės kitų variantų, galbūt reikėjo man daryti taip, kažkas sakytų, daryk anaip, trečias ir daryk ir taip. Bet sakykime, jeigu jūs kažką padarote, kas jums padeda išsisukti ar pagerinti situaciją, vadinasi, tai jums tinka. Ta prasme, apie ką mes ir kalbame, kai turime, tiksliau, ką mes ir turime galvoje, kai kalbame apie tos veiksmų pritaikymą prie tam tikrų situacijų. Ta prasme, čia, tą rakimą. Galbūt, kad dar su ginklu savim kažką pademonstruot, kad kažkas naujo būtų vėlgi dar šioje pamokėlėje, kad nebūtų visai vien tik tų senų dalykų aptarimas. Tarkim, paimkime tokią situaciją, kur vėlgi visiškai skirsis nuo bazinių patarimų. Tarkim, pasipriešimas ginklą, kai priešininkas traukiasi dar tai ginklą. Tai yra, sakykime, čia vyko kažkokia tai kova, galbūt čia kažkas vyko, aš jį nuspyriau, čia dainamas puolė kažką kovoju ir aš pamatau, kad jisai traukėsi. Aišku, jeigu jisai jau kovos įkarštyje traukėsi, aš žinau, kad jis nebėt tikslo jam grasin, jis greičiausiai išsitrauks ir panaudos. Nežinau, čia dujų balionėlis, peilis, pistoletas, dar kažkas. Aš nenoriu rizikuoti. Tai yra, aš nenoriu bandyti gaudyti tos rankos ar atlikti, ta prasme, jeigu būtų tik ištraukęs, aš neišsitraukė, tarkime. Standartiškai, į mane rodo, tarkime, standartiškai aš turėčiau grietą, tarkim. Noriu kažkaip daryti nuginklavimą. Šiuo atveju aš nenoriu laukti, kad jisai išsitrauks, tarkim, traukė. Nenoriu laukti, nes jis galbūt iššaus, gal aš nepakausiu dar kažką. Tai yra, aš noriu užbėgti įveikiam už akių ir, sakykime, atlikti kažką gynybinį veiksmą jau dar tik prasidėjus pačiam jo veiksmui. Ir tarkim, vienas iš tokių vėlgi pritaikymo prie situacijos, būtų toksai nuginklavimo variantas, kuris irgi yra naudojamas, tarkim, traukia, ir aš šoku grinai tiesiai ant tos rankos. Tarkim, vietą dabar rodom, jis pradeda traukt, pradeda traukt, aš pamatau, kad jis įsikišo, pradės, aišku, įsikišo ranką. Įsikišo, žiūriu, jis įtraukia, aš suprantu, kad kažką jis galima rizikingai ištraukti. Aš nemastydamas puolu jį ir paskui tik tais grėbiu tą ranką, man nesvarbu, ką aš šiandien turi. Pagrebiu, aš dabar, aišku, atidaviau savo nugarą, bet man prioritetas yra, čia didžiausia rizika, yra ginklas, peilis, dar kažkas bus. Aš atidaviau nugarą, kaip ir kalbėjom, čia biškėlį pripeido, jisai galbūt čia man smūgios, dar kažką darys. Aišku, jis turėtų kitoje rankoje dar vieną kažkokį peilį, tai aišku, bet jau super jau kažkoks tai būtų užpuolikas, tai jeigu tai aš man ir papjaut. Bet tarkim, dabar, neėmant tos visiškai prastos situacijos, aš pagavau ir jau čionai galiu ar atlikti kažkokius tai veiksmus, gynybą, pagauti, atimti, kažką ištraukti, ta prasme. Aš jau, sakykim, toliau tęsiu girdint tą vadinamą, mūsų žinomą bazę. Bet pati pradžia, kaip matote, tai yra, dabar, kai mane darau, tai yra, mes nieko, pavyzdžiui, mes realiai nemokinam tokių, sakykim, dalykų, kad kai čia yra ginklas, dabar iššokti ant jo. Tai per daug ilgas ir, ta prasme, per daug rizikingas, ta prasme, veiksmas. Bet tuo metu, kai traukė, man čionai, jis yra labai patogus. Tai yra dar vienas momentas. Kadangi ginklą traukė, aš turėčiau būti vidiniai pusėje, nes nenoriu, kad tas ginklas kažkaip į mane atsisuktų, Todėl mano kaip ir pagrindinis dalykas, kai jis traukia, tiesiog įlysti čionai, į tą saugią zoną. O paskui galiu daryti, ką noriu. Kitas variantas, jeigu tą ginklą savim traukia ne iš nugaros, tarkim iš čia, bet tarkim įsikišęs po švarkui, kažkią kabūrą, ar čia, kaip peilį gal čia būna įsikišęs, ar tą patį pistoletą už kelnių įsikišęs kažkur, jeigu traukia iš vidaus, lygiai tą patį situaciją. Aš matau, jis traukia, hop, ir aš puolu ant tos rankos. Čia gauna situacija panašiai kaip su peiliu. Aš galiu užlaužti, ištraukti, kažkaip, ta prasme, kažką tai veikti ir taip toliau. Bet
ką mes ką aš noriu parodyti, kad vėlgi, jeigu dabar tarkim mane grasinė, aš ta prasme, aš turiu žymiai paprastesnių veiksmų. Aš nepulsiu čia kažkaip gaudyti to veikimo, ta prasme, to ginklo, vadinkim. Bet kai yra situacija tokia, kad jisai tik tai traukia ir aš noriu apsisaugoti, aš galiu atlikti visiškai kitokį veiksmą, kuris nėra bazėje rekomenduojama, ta prasme, nes aš pritaikau, sakykime, veiksmus, pasirenku juos priklausomai nuo situacijos. Ne, dar traukia, aš jau pamatau, iš karto griebiu ir toliau jau čia jų jokio skirtumo, ką aš čia atliksiu. Gerai, kadangi čia kaip ir naujas veiksmės, kad būtų truputį aiškiau, dar noriu užakcentuoti čia irgi momentėlis. Sakykime, pats traukimas, kaip aišku, mums reikia lygiai taip pat, kaip ir sakiau, jeigu tarkim, ypač jeigu yra pistoletas, visą laiką išeiti iš ugnies linijos. Arba šiuo atveju mums reikia neleisti, kad ugnies linija į mūsų atsisuktų. Tai yra, jeigu priešininkas traukia ginklą, jūs turi būti, jeigu iš išorės traukia, tiksliau, iš nugaros kažkur, jūs turi būti va šito vietoje, saugioj. Ir turit tik ginklą sustabdyti, kol jis dar nedėjo iki jūsų. Jeigu ginklą traukia iš čia, tai aišku, jūs norite būti va šitoj zonai, kol ginklas nedėjo iki jūsų. Tarkim, kad, geriau matysi. Tarkim, dabar, jeigu jis traukia iš nugaros, aš noriu būti šitoj zonai, saugioj. Tai yra, jis traukia, aš noriu, kad iki manęs nedaitų tas ginklas. Jisai va čia gali šito keliu, svarbu, kad į mane neteitų. Tai ir reidį dabar reikia daryk, aš reidį vaką darau. Aš į čia įlendu. Ir aš čia pamačiau į ranką. Opa, ir aš įlendu. Va čia visas mano darbas. Tam, kad tas įlendimas būtų greitas, aš aišku, praškai šoku ir jį trenkiuosi nereikia. Ta prasme, aš kaip galima greičiau šoku, tai man yra du dalykus darau. Jis traukia, aš kaip galima greičiau šoku ir tik paskui bandau pagauti tą ranką. Hop, pagavau ir viskas. Ir paskui čia arba gavau smūgį, atsukau, atlaužiau ir viskas, ta prasme. Kai turime situaciją, dabar reikia tarnybą, jeigu matytis, iš vidaus, jeigu jis įtraukia ginklą. Lygiai tas pats, traukia, aš nenoriu būti, kaip per mane praeitų. Ir aš noriu būti jo vidiniai pusė. Man reiškia, ką man patys reikia suartėti, kad jisai iki manęs nedaitų. O suartėjau, nuo čia jau galiu atlikti standartinius nuginklavimo veiksmus, tarkim. Ar jeigu čia būtų, dar trauki, net jeigu čia būtų peilis, aš čia visas peilį pagavau, galiu nuginkluoti, galiu daryti tą mūsų užlūžimą ir ištraukimą, žodžiu. Toliau viskas, tolimesnis nuginklavimas, vadinkim, kaip ir labai nesiskiria. Tai yra, ta mūsų standartinė jau bazinė technika veikia. Bet va pati pradžia, kaip matote, priklausomai nuo situacijos, jau mes renkamės kitą. Tai yra, naudojame tą, sakykim, tokį nestandartinį prišokimą ir nuginklavimą. Ir čia vėlgi, jeigu, sakykim, dabar aš paimčiau ir tik tais, tarkim, prie ginklų pamokėlės, kai buvo ginklų, ne? Aš būčiau mokinės tokia technika, tarkim, jums ištraukia, jūs šokot ir ginkluojat. Tai daugelis vėlgi salyginos meistrų kažkokių sakytų, kas čia per nesąmonė, kas čia per nuginklavimas, čia toks nesąmoningas, reikia daryti vašyti arba atimti pagal žarnų, tuos kitus vardintų ir sakytų, kad šitas yra kažkoks rizikingas ir nesąmoningas. Ir taip, būtent todėl aš tokių dalykų irgi jums ir nerodžiau, nes tai yra išskirtiniai atvejai. Bet kaip matote, va, tarkim, šituo atveju, kai tas ginklas dar tik traukiamas, va, būtent šitoj situacijai, man va tas šokimas ant ginklo ir jo apkabinimas yra būtent naudingas. Ir taip aš galiu šitoj situacijai naudoti būtent tokį nuginklavimą, kurio, kaip minėjau, standartiniam grasinimui aš nenaudočiau. Tai manau, maždaug susidaryti, man atrodo, nuomonę, ką aš turiu galvoje apie tą anksčiau kalbėtą pritaikymą, savybių veiksmų pasirinkimą tam tikram žmogui, arba kaip šiuo metu kalbėjau, rodžiau, ta prasme, savybių veiksmų pasirinkimą priklausomai nuo situacijos. Taigi, čia po to ilgo kalbėjimo, nežinau, ar kažką naujo sužinojo, kažką naudingo, bet tikiuosi vieną informaciją išsinešit, koks buvo tikslas va šito tos visos pamokėlės dėl tos savyginos veiksmų pasirinkimų ir pritaikymo. Kad veiksmų arsenalas gali kardinaliai skirtis netgi nuo to, ką aš va čia siūlau, priklausomai nuo jūsų pačių sugebėjimo. Ir nuo jūsų pačių sugebėjimo, nuo to, kiek jūs laiko dirba, ta prasme, kiek skiria tam laiko. Galiausiai nuo pačios situacijos, kaip priešininkas susipuola, taip toliau, ta prasme, žodžiu, noriu pasakyti, tai, ką sakiau pačioj pradžiai, jeigu kažkokie tai veiksmai veikia, tai vadinasi, jie yra tinkami, ta prasme, juos galima naudoti. Ir, čia aš vedu į tai, kad neegzistuoja, kai jūs man, grįžtam prie to, kad jūs man kai atsiunčiat rašot, ar šitas, pavyzdžiui, va čia, kokie nors ten, kaip būna dažniausiai skambiai pavadinta, kokie nors 5 geriausi veiksmai savigynai, 5 veiksmai, kuriais eliminuosit bet kokį priešininką, bla 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 bla. Tarkim, atsiunčiat ir sakot, ar tikrai jie geri. Aš tik galiu pasakyti savo nuomonę per savo prizmę. Kažkuriam kitam žmogui jie gali būti žymiai geresni negu mano siūlomi veiksmai.
jam galbūt veikia 100% tie veiksmai. Tai yra, kaip minėjau, neegzistuoja tų blogų veiksmų. Jeigu jūs turit sugebėjimą išdirbę būtent tą dalyką, dirbat į 20 metų, būtent tą, tu jūs, aišku, tą sugebėsit padaryti. Va tame ir esmė yra, kad tie tokie bandymai diskutuoti, kurie veiksmai naudingesni, kurie veiksmingesni, kurie geresni, yra toks, beprasmės tokias diskusijas. Galima diskutuoti, kaip minėjau, kai kalbam per savigyną visiems prizmę, tai taip, galima labai paprastabokiškai pažiūrėti. Ar tas veiksmas nėra sudėtingas paprastam žmogui, kuris nieko bendro neturi su savigyna, su apskritai su koviniu sportu. Tai pažiūrim, aišku, kas be ko jam sugebė išsukti, kažką praspirti, pranert dar ką, aišku, jie bus per sudėtingi tam žmogui tie dalykai. Ir čia mes, aišku, tuos dalykus išbraukiam. Bet vėlgi, kai kalbam apie, kai kažkuris ten jūsų žiūri ir jeigu jūs turite tos sugebėjimus papildomus, tai nereiškia, kad jūs turi juos pamiršti, užmiršti ir viskas. Tai yra, aha, va čia jie savigyna, jūs sakė, kad tie veiksmai neveikia, nereikalingi, jo, galbūt man reikia jų nebesimokinti, nes jie beprasmi yra. Jokių būdų. Jeigu jūs ten daugybę metų kažką dirbote ir darėte tos veiksmus, tai jeigu aš to nerekomenduoju, nereiškia, kad jūs turite juos pamiršti. Jūs toliau galite tobulinti, galbūt ten jūsų yra pagrindinė technika, bazinė, su kuria jūs bet kokį priešiką eliminuosit. Tai yra, čia nesusireikšminu, aš aišku, ne tai, kad aš pasakiau, kad ne, ir čia visi nedaro to. Paprasčiausiai, tai grim taip žmoniškai kalbant, kur aš laukiu tų komentarų arba laiškų, kai žmogus sako, va, tu nerodai to, o tas rodo tą, tai ką čia netinka, la. Tai yra, tiesiog žiūrėkite viską paprastai. Manau, jau tikrai iš šios pamokėlės supratot, kad ką aš propaguoju šitoj svetainėj. Ir dar aš pabrėžiu dar kartelį 105 kartą. Tai kalba viskas yra apie savigyną visiems. Nebent tie fiziniai pasirengimo, tie visi dalykai, ten jie dar tokie atskirai padaryti. Bet šiaip viskas skirta reali savigyna, kur yra skirta visiems, nepriklausomai nuo jūsų pasirengimo. Tai yra nuo savybių ir taip toliau. Tai yra būtent, tai yra būtent į tą orientuota visą svetainę. Bet visi papildomi dalykai, kurių jūs mokotės kažkur kitur, kuriuos turite sugebėjimus, jie visi gali būti panaudoti ir jie visi gali veikti, ta prasme. Net jeigu kažkur kažkas aš ar kažkas kitas sakys, ne, tą tu tikrai nenaudokit. Jeigu jūs turite sugebėjimą, taip tas gali veikti. Tai, sakykim, taip, gal apibendrinu aš tą būtent tos savigynos veiksmų pasirinkimo ir pritaikymo. Kad tai yra, kad jūs galite savigynos veiksmus pasirinkti priklausomai nuo savo sugebėjimų. Arba juos pritaikyti priklausomai nuo situacijos. Tai yra, kaip minėjau, gali būti situacija, kurioje, tarkim, visą laiką mes mokinamės ginklą atimti taip, bet kaip kažkoks bus ginklo ištraukimas, kitoks ar kažkoks laikymas, kur visiškai nestandartinė ir mums reikės daryti kažką visiškai kitokio. Ir aišku, tokios dalykus reikia dirbti. Jeigu jūs kažką lankote ar treniruotės, tai kas be ko reikia kaip galima vyresnės situacijas dirbti. Ir jūs patys surasite tam tikrų veiksmų, kurių niekur jūs netematėte, niekas jūs nemokina. Jūs pamatysite, kad čia pagavo kaip nors, bam, išsuko, bet žiūrėk, kaip gerai man gaunas, kaip greitai, natūraliai ir patogiai. Viskas, jūs tą veiksmą įsisavinat naują, įtraukite į savo veiksmų arsenalą, tobulinat, kartuojat, darat ir viskas. Jis jūsų, kaip sakyt, jūsų gali būti bazinis veiksmas. Net jeigu niekas joks savigynos meistras ar kažkas nieks nerekomenduoja. Jokia skirtumą, ta prasme. Tai ką tiek, žodžiu. Ir dar kartą pabaigėliai. Savigynoje visi veiksmai veikia. Tiksliau, ne, taip. Savigynai, jūsų savigynos sistemų, kurią jūs savo kūrėte. Visi veiksmai galimi ir tinka, jeigu jie jums veikia. Kas ką pasakytų? Jeigu jums veikia, vadinasi, jums tinka. Ir jie turi teisę gyvuoti jūsų veiksmų arsenale. Visą čia išvada, kam reikia išnešti iš visos šios pamokėlės, ta prasme. Per daug nieko nesimokant. Tai ką, tai tiek, man atrodo, šį kartą. Susitiksim kažkada kitą kartą.